Sveiki mokiniai! Nežinau kaip jūs, tačiau 3D technologijos mane žavi savo plačiu pritaikymu ir vis dar neištirtų galimybių horizontais. Pats 3D modeliavimas yra toks procesas, kuriame neapčiuopiamas objektas atrodo itin realus trimatėje erdvėje, o tai, kas matoma kompiuterio ekrane, pasitelkus 3D spausdintuvus, gali tapti ir realiai apčiuopiamų dalyku. Tai lyg tas neeilinis įvykis, kai vaizduotėje nutapytas paveikslas neprasilenkia su tuo, kurį nutapome savo pačių rankomis. Vieną sekundę įsivaizduoji objektą, o kitą štai jis priešais tave be menkiausio trūkumo. Taigi sugrįžkime prie 3D modeliavimo dar kartą. To proceso, kuris yra pamatas ankstesnėje pamokoje aptartiems 3D objektų pavyzdžiams. 3D modeliavimo rezultatas ne visuomet turi tapti apčiuopiamas. Kartais jis yra vertingas ir skaitmeninėme formate. Kaip ir spausdinimas, taip ir modeliavimas turi savo pritaikymą ir paklausą tam tikrose skaitmeninėse srityse. Pavyzdžiui, pramonėje 3D modeliavimas pasitarnauja projektuojant automobilių detales ar buitinius prietaisus, kuriant jų prototipus prieš paleidžiant masinę gamybą arba simuliuojant produktų funkcionalumą skaitmeninėje erdvėje, kad būtų išanalizuojamas produkto veikimas esant įvairioms sąlygoms. Architektūroje ši technologija leidžia kurti detalius pastatų modelius, vizualizuoti virtualius interjerus ir be fizinės jėgos išbandyti įvairius baldus skaitmeninėje erdvėje. Sukurta skaitmeninė erdvė taip pat gali būti pritaikoma virtualiuose turuose, kurie leidžia klientams apžiūrėti muziejų esantį kitoje šalyje arba būsimą pastatą dar prieš jo statybą. Filmuose ir animacijoje 3D modeliavimas gali padėti kuriant specialius efektus, personažų išvaizdą ir judėjimą arba tiesiog bendrą aplinką. Medicinoje 3D modeliai yra reikšmingi chirurgams planuojant operacijas arba mokant studentus anatomijos ir fiziologijos. Molekulinėje biologijoje ir fizikoje skaitmeniniai modeliai padeda atlikti įvairius mokslinius tyrimus. Jūsų greičiausiai pamėgtoje kompiuterinių žaidimų srityje, kaip ir animacijoje, 3D modeliavimas padeda kurti skaitmeninį pasaulį, kuris yra ypač svarbus kuriant unikalias virtualios arba papildytos realybės patirtis. Net madoje ši technologija randa vietą, kuriant drabužius ir aksesuarus. Toks 3D modeliavimo pritaikymas rodo, kad ši technologija gali palengvinti ne vieną sudėtingą ir ilgą procesą, sutaupant ne tik laiką, bet ir gamybos kaštus. Taigi, kaip iš tiesų vyksta modeliavimo procesas? Suprasti pagrindinius 3D modeliavimo principus mums padės nemokama internetinė programa Tinkercad, kuri yra skirta 3D modeliavimui, elektronikai ir programavimui. Ji ypač populiari tarp pradedančiųjų ir švietimo įstaigų, nes pasižymi paprastu ir intuityviu valdymu, kuris leidžia greitai ir lengvai sukurti įvairius 3D modelius. Ši platforma gali būti puikus įrankis tiek mokantis kurti 3D modelius, tiek inžinerijos, kompiuterinių žaidimų, animacijos ar kitų sričių projektams. Skirtingai nei kitos 3D modeliavimo programos, Tinkercad nepasikliauja brėžiniais. Vietoj to objektai yra formuojami naudojant paruoštas 3D figūras. Be to, norint testuoti objektus, nereikia investuoti į fizinius komponentus, tokius kaip jutikliai, microbit, mikrovaldiklių plokštės ar moduliai, mat jie yra virtualūs. Tad net jeigu grandinė bus neteisingai sujungta, fiziniai komponentai nesuges. Taigi, klysti nepavojinga, o suklydus lengva klaidas ištaisyti. Vos įžengus į Tinkercad programą, mus pasitinka tuščia trimatės erdvės plokštuma, kurią valdiklių pagalba galima pasukti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai arba pamatyti konkrečius jos kampus. Tokiu būdu vėliau ant plokštumos modeliuojamą objektą bus galima detaliai apžvelgti iš įvairiausių pusių. Čia pat rasime ir pagrindinės 3D modeliavimo funkcijas. Pavyzdžiui, kairėje pusėje pamatysime visą valdiklių liniją. Paspaudę Shapes rasime platų geometrinių formų pasirinkimą. Kubą, cilindrą, sferą, kūgį, žvaigždės, širdutės ar net 3D teksto formą. Be abejonių, šias formas galima lengvai modifikuoti Modify kategorijoje, kuri leis keisti formų dydį ar spalvą, pasukti
ištempti, pašalinti objekto dalį ar sujungti kelis objektus į vieną. Pavyzdžiui, sukurtą kubą galima lengvai paversti stačiakampiu arba išpjauti jame skylę. Control kategorijoje rasime bendras valdymo funkcijas, tokias kaip veiksmo pakartojimą, pauzę ir įvairias sąlygas, primenančias MakeCode platformos blokelius. Įvairius skaičiavimus galėsime atlikti Math kategorijoje. Čia galima matuoti atstumą tarp dviejų taškų, apskaičiuoti pasirinktą objekto plotą ir tūrį, bei naudoti įvairias formulės sudėtingesnėms užduotims atlikti. O dabar išsiaiškinkime, kaip veikia CodeBlocks. 3D modeliavimas reikalauja ne tik kūrybinių sprendimų, bet ir kantraus proceso, kuriame išbandomi vis nauji sprendimai, keičiamos ir tobulinamos mažos detalės, kol objektas tampa toks, kokį turėjome galvoje. Iš esmės, CodeBlocks aplinkoje svarbu palaikyti paprastą veiksmų seką. Pasirinkti formą, nutempti ją į darbalaukį, kuriame rašoma programa, tuomet peržiūrėti atliktą veiksmą Run mygtuku, o tada atlikti reikiamus pakeitimus ir tęsti procesą tokiu pačiu principu. Nuolatinė veiksmų seka leidžia tobulinti procesą ir išvengti klaidų. Pabandykime padaryti kelis paprastus veiksmus CodeBlocks aplinkoje kartu. Pirmiausia, pasirinkime geometrinę formą ir nutempkime ją į darbalaukį. Peržiūrėkime. Savo objektą galime apžiūrėti iš skirtingų kampų ir įvertinti jo vietą erdvėje, pritraukti vaizdą arčiau arba toliau. Dabar pakeiskime savo objekto matmenis. Paspaudę ant kode esančios rodyklės pamatysime detalius objekto išmatavimus – plotį, ilgį, aukštį ir kraštines. Padidinkime kubo plotį. Dabar peržiūrėkime pasikeitimus. Laikas pajudinti objektą erdvėje. Modify kategorijoje rasime bloką Move Block. Nutempkime jį į darbalaukį. Tam, kad pajudintume objektą, turime duoti tikslius nurodymus, kokia kryptimi ir kokiu atstumu norime pajudinti objektą. Judėjimo kryptis gali būti 3. Jas žymi X, Y ir Z raidės. Pabandykime. O kas jeigu norime pajudinti objektą tą pačią Y liniją, tačiau priešinga kryptimi? Priešinga kryptis prasideda 0, tad šiam tikslui rašysime neigiamus skaičius. Dabar pabandykime apsukti objektą aplink savo ašį. Tam pasirinksime Rotate Around bloką. Čia taip pat turėsime pasirinkti norimą kryptį ir nustatyti kampo laipsnį. Kiekvienam pasukimui turėsime naudoti atskirą bloką. Skatinu eksperimentuoti su šia programa ir atrasti jos galimybės. Tikiu, kad su laiku galėsite sukurti daug smagių modelių. Linkiu sėkmės ir sakau iki greito.